Šiaip esu Reinaldas, kuom užsiemu. Užsiemu, tai aš iš principo aš save laikau tik virėju, tiek, kad turiu kavinę. Tai galima sakyti, kad buvau vienas iš tų, kurie pradėjo vardinių virėjų kavinės. Ko Vilniuje šiaip nelabai dar buvo. Kad patys šefai turi savo kavinę. O užsiemu, tai dar daugiau truputį veiklų. Dar ir su filmavimais užsiemu, reklama stilizuoju maistą ir mokydavau gaminti, bet dabar rečiau mokau. Tai viskas, ko tu tikėjaisi, galvodamas apie ateitį? Ne, ta prasme, realiai aš nesitikėjau nieko. Aš tiesiog dariau. Aš jaunesnis turėjau, svajonę, kuri netyčia įgavo kažkokią, apčiuopiamą dalyką. Svarbiausia, sakyčiau, kad, reikia visada gerai daryti tai, ką tu darai. Nesvarbu, ką tu darai. Ir tada automatiškai tave kažkas pamatys ir kažkas vėl. Būti smagiu žmogum, bendraujančiu su visais. Tai va. Yra toks posakis, kad darbo reikia įdėti labai daug, o talentas gali likti toks mažas. Tu sutinki su tuom? Darbo reikia labai daug, iš tikrųjų, nes iš pradžių visada atrodė, kad, viskas daros todėl, kad tu esi smagus ir viskas. Bet iš tikrųjų aš po poros metų suvokiau, kad aš žiauriai daug įdėjau darbo. Nesveikai daug. Iš tikrųjų dirbdavau ir naktim, ir dabar dar tenka dirbti naktim, ir dienom, ir visada, ir savaitgaliais, ir šventės, nesvarbu. Žodžiu, yra darbo ir tu dirbi. Ir viskas yra padaryta grinai per darbą. Talentas tai gal yra, pas mane buvo talentas gaminti, tiesiog. Tai va, tai tas talentas tiesiog įgavo prasmę, kažkaip aš jį realizavau ir tada tik tai įdėjus labai daug darbo. Nes, tingint ir nieko nedarant, dabar jaunesni žmonės, jaunimas galvoja, kad visko nori iš karto, nieko negali turėti iš karto. Ir aš pats ten visiškai ilgą laiką buvo, kai ir pinigų labai mažai turėjau, kai pradėjau, nes viską investuoju, viską, kaip sakant, dedi į tą pačią vietą. Ar niekada nebuvo tos baimės, kad gal ne šita profesija, gal ne tuo keliu dabar einu? Ne, žinok, tik tai gal yra tas, nes tai yra realiai aš iš, tarkim, kažkokio galbūt lengvesnio, labiau intelektualaus darbo galimybės pasirinkau, kaip sakau, juodą sunkų darbą, iki nežinau kiek, iki gyvenimo gal ar ne, nes vis tiek virėjo darbas yra šiaip žiauriai sunku, bet žiauriai teigiamas, nes jeigu tau viskas seka, žmonės tave labai mėgsta. Žinok, niekad nesubėjojau, kad pasirinkau, kai padariau šitą sprendimą, niekad nebuvau subėjojęs, kad galbūt būčiau daręs kažką kito. Nes, matai, man nuo virtuvės leidžia pailsėti maisto stilizavimas, tie vakarėliai, kuriuos darau ir panašiai, irgi atneša savo šarmą, nes ten viskas yra kitaip, kokybė daug geresnė, tavo išraiška, pinigų santykis geresnis, tu reikštis gali daugiau, nes kaviniai, tai mes, kai dirbam, per pietus, mes turim tokius pietus, ką sugalvoju, tą gaminu, vis dar, ką sugalvoju, gaminu, nėra, kad labai iš vakaro žinočiau, ką gaminsiu. Ir viską, Koks buvai mokyklai? Labai aktyvus, visada stengiausi dar kažką daryti po pamokų, dažnai namie grįždavau namo, tik tai kokią 8-7 vakarę ir valgydavau pirmą kartą. Labiau dirbau, tada ne kiek gaminau su jaunimu dirbau. Iš tikrųjų, esam keletą ir ES projektų parašę tuo laiku. Ko dabar palinkėtum kokiem 10-okam, 12-okam, kurie dabar galvos apie savo ateitį, kur eit, ką rinktis? Neskubėti rinktis. 10-okam, 11-okam, neskubėti rinktis. Ta prasme, realiai tokiu metu tu neturi nuspręsti, ką tu nori daryti. Kaip tik siūlyčiau save išbandyti kuo daugiau įmanomų sričių. Nemest labai greit, bet tarkim užsibrėžti kažkokį lygį, kurį tu nori pasiekti. Aš asmeniškai visada užsibrėždavau bet kuriam dalykui, ką darydavau, kažkokį lygį, kurį nori pasiekti. Arba laiko tarpą, kurį tu būsi, gal paprasčiau. Ir aš pasiekdavau tą lygį ir aš keisdavau kažką. Eidavau į kitą sritį. Išbandyti, neskubėti rinktis, nes jeigu išsirinksi ne tą, ką nori, galbūt nebijoti netgi mesti. Nepritariu labai metimui, bet jeigu tikslingai žinai, ką tu darysi po to, tai nebijot to daryti.
Ir tiesiog sakau, kuo daugiau išbandyti ir tada atrasti save kažkurioje vienoje srityje.